Gerbimieji, Lietuva kaip valstybė turėjo galimybę atsakingai tiek vyriausybės, tiek finansų ministerijos asmenyje dėrėtis su Europos komisija ir prisijimti atitinkamus įsipareigojimus dėl mokesčių pakeitimų, aplinkos apsaugos ar inovacijų srityse. Dabar mes matome situaciją, kai Lietuvai, neįgyvendinus mokesčių reformos, gresia prarasti RRF lėšas, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšas. Ir akivaizdu, kad tas 100 milijoninių eurų lėšų praradimas ir kaltė už tai kristų būtent finansų ministerijai ir ministrei Gintarei Skaistei. Dėl to, kad Lietuva neturėjo jokio įsipareigojimo ir reikalavimo iš ES, iš Europos komisijos konkrečiai, kad prisimti įsipareigojimus dėl nekilnojamo turto mokesčio priėmimo. Neturėjo Lietuva reikalavimo ir dėl pajamų mokesčių keitimo. Ir akivaizdu, kad absoliuti dauguma valstybių ES to ir nedarė. Yra žinoma ir labai aiškiai pateikta, kad kalbant apie turto mokesčius, tai tokį įsipareigojimą iš visų ES šalių prisijėmė prieš Europos komisiją tik Prancūzija. Jeigu kalbant apie kitus pajamų mokesčius, panašius įsipareigojimus priėmė tik 5 valstybės iš visos ES be Lietuvos. Atsižvelgdamos į pasaulio ekonomikos prognozes ir situaciją dėl blogėjančios pasaulinės ekonomikos būklės, dauguma valstybių labai atsargiai vertina savo galimybes keisti mokestinę tvarką ir sukelti didesnį mokestinę naštą savo valstybės piliečiams. Akivaizdu, kad Lietuvos finansų ministerija apie savo piliečius ir gyventojus šitame pasaulinių karų ir ekonominės krizės kontekste negalvoja. Ir mes matom, kad noras dabar priimti tiek nekilnojamo turto, tiek kitus mokesčius, iš tiesų jisai yra visiškai nepagristas. Kuo to siekiama, kokie tikslai, kokia nauda mūsų valstybėje, ar iš tikrųjų mes norime, kad mūsų šalyje žmonės būtų neskatinami įsigyti savo nekilnojamo turto, arba tie žmonės, kurie įgijo tą nekilnojamą turtą daug seniau, kada jisai turėjo daug mažesnę kainą ir dabar gyvena Vilniuje arba Kaune, tose rajonuose, kuriuose nekilnojamas turtas yra brangesnis, dėl to dabar nukentėtų tie pensinio amžiaus žmonės ir kiti, kurie tiesiog neišsivaizdavo, kad kažkada jie turės nukentėti dėl to, kad paveldėjo nekilnojamą turtą ir dabar gyvena tose rajonuose savo miestuose. Aš manau, kad tai yra nesąžininga ir neteisinga tiek valstybės atžvilgių, tiek mūsų piliečių atžvilgių, kai visas pasaulis grimsta į nevaldomą chaosą, į ekonominę krizę, į karus ir mes norime savo žmonės tokioje situacijoje, kai pačios Lietuvos ekonominė būklė yra labai prasta, žmonėms sukelti dar didesnę naštą. Mes matome galiausiai net pačioje valdančiojoje daugumoje labai aiškiai išsakytą kritiką iš tos pačios Laisvės partijos, kad finansų ministerija turėtų persiderėti su Europos komisija dėl mūsų įsipareigojimų tose srityse, kuriuose jie nebuvo būtini. Ir aš esu įsitikinęs, kad Europos komisija turėtų išgirsti Lietuvą, kadangi mūsų ekonomika tikrai nėra, pasikartosiu, geroje būklėje. Ir Europos komisija suprastų, kad vis tik tai tie įsipareigojimai, kurie buvo duoti, buvo pertekliniai. Ir palyginus su kitomis šalimis, su tomis pačiomis mūsų artimomis kaimynėmis Latvija ir Estija, tai jos tokių įsipareigojimų visiškai neprisijėmė. Tai kodėl Lietuva turėtų būti ta valstybė, kuri šioje būklėje labiau skriaudžia savo gyventojus ir savo piliečius. Ir aš manau, kad šitoje situacijoje yra geriausia išeitis, tai Seimui iš tiesų atmesti tokius nepagristus mokesčius kaip nekilnojamo turto ir pasakyti finansų ministrei ir finansų ministerijai labai aišku signalą ir reikalavimą, kad būtina važiuoti į Briuselį, į Europos komisiją ir persiderėti. Nes jeigu tokie raginimai skamba jau iš pačios valdančiosios daugumos, tai mūsų kaip opozicijos pareiga yra būti vieningiams ir parodyti, kad šiai dienai finansų ministerijos kelias yra vienintelis, tai atgal į Briuselį. Tam, kad susiderėti tokias sąlygas, kurios geriausiai atstovautų mūsų valstybės piliečius.
Nes kitu atveju mes tikrai su šitais priimtais naujais mokesčiais tik tai dar labiau stumsime nuo skardžio mūsų visos valstybės ekonomiką ir apsunkinsim mūsų šalies žmonių gyvenimą. Taigi raginu visus nepritarti tiek nekilnojamo turto, tiek kitų šitų naujų mokesčių priėmimui, nes tikrai pakankamas paketas, kalbant apie gamtos apsaugą, jau buvo priimtas šios kadencijos Seime ir mes šios įsipareigojimus Europos komisijai, kurių jinai iš tiesų reikalavo, jau įvykdėme. Perteklinių įsipareigojimų vykdyti šioje būklėje būtų tikrai neišmintinga ir nusikalstama mūsų valstybės ir žmonių atžvilgiu. Ačiū.